štai ir atėjo ruduo pas mus. Oras toks labai tikrai rudeniškas, dangus pilkas, drėgmė iš ryto. Bet mes planuojam 6 pabėgimą prie jūros, nes ateinantį savaitę tikrai nusimato labai graži ir saulėta. Užsisakėm jau apartamentus Palangoj, Liepų takas. Ten nesam dar buvę, bet šiaip labai gražiai atrodo iš nuotraukų bent jau. Kainos šiaip apartamentų tai jau nebe vasariškos, bet dar nepasakyčiau, kad labai pigo, nes už 2 naktis sumokėjom 107 eurus. Tai, ką žinau, ir pigiau nelabai ką rasim. Tai pakankamai brangiai dar. Ketvirtadienio rytas. Tradiciškai reikia važiuoti kažko pasipirkti. Nu ką, penktadienis, 3 valandos dienos, bėda nereiškia, kad aš darbą baigiau. Tiesiog keičiu darbo vietą, dirbsim toliau ir važiuosim į Palangą. Daiktai pakrauti, kabinų dvirkas į varom. Atvažiavom, einam žiūrėti, kaip čia įeiti tos namus. 6, kaip pas mumis 6. Antras mūsų namas, kur mūsų antras namas. Ai, va pračia kažkaip, nebuvo nupaveiksluota, ne pračia? Jau iš naujo gal reikia. Va kokia mandri spyna, ves kodą. Va. Operation failed. Dabar per naują vesk. Hop, dabar nematėm koks kods. Unlocked. O. Dabar atsimeni, kur eit? Taip. Tai eime. Čia daugiau nėra kur eiti. Daugiau nėra kur eit. Kaip viskas naujai, kaip... Nu. Mūsų namai, o čia jau žinom, kaip... Sakykit tą kodą. O, einu pažiūrėti. Čia irgi matai, kaip reikia spaudėt viską. Nu, sveiki atvykę į namus. Locked. Kaip fainai. Koks dušiukas. Fainai. O sveiki atvažiavę į Palangą. Prašau. O, Kokią lovą aukštą. o, kaip tik man. Sau. Nu, ir balkoniukas. Balkoniuką nėra. O, biškai čia gali prasidaryti, tas duris. O, koks telikas, kokio dydžio. Ką papasakos, gerus apartamentus išrinkom. Gerai, einam, prisitysim dabar pilnus apartamentus daiktų, bus čia pardakas. Turim savo viečikę. Tai sveikata, už 6 pabėgimą. Ką, važiuojam. Saulės palydį. Da šviečia kol kas. O, mūsų dviratukai. Viskas mums čia žinoma, viskas čia pažįstama. Vasarą čia vaikščiojom pirmyn atgal ne vieną kartą. Nenugriuv.
paliekam jūrą, važiuosim pažiūrėti, ką gera Basanavičius. Ar tiek pat žmonių kaip vasarą, ar daugiau? Mažiau, man atrodo. Daugiau. Mažiau. Ką ten sakė apie žmonių? Panašu, kad visi renkasi čia. Sakė, bus mažiau. Na. Nepasakyčiau, kad rugsėjo 8 dieną šiandien. Jau pasigailėjom, kad atėjom Basanavičių. Sukam lauk. Nu, kažkas čia, kažko čia norinčias, rekomendacijas. Nu, sėdėm, laukiam kažko. Stebuklo, aišku, jie laukiam. Nu, bandysim šitą. į šitą. Ir po 20 minučių turim patiekalus jau. Skanus. Nu, pavakarieniavom. Nu tai, kaip tau ta močiučių restoranas? Nežinau. Kadangi vietos buvo, nereikėjo laukti, tai užėjom. Nu, kad užsisakiau ten tokių blynų, tai gal labai stebuklo ir nesitikėjau. Nu, čia rekomendacijas buvo. Oi, te kaip skanu čia, kaip čia. Nu, ką žinau. Nu, bet tavo karbonadas. Karbonadas, normalus skanus, bet aš nepasakyčiau, kad o, čia koks stebuklas ir čia reikia stovėti eilėj, kaip vasarą čia buvom pravažiavę čia. Tikrai, jeigu čia būtume eilė, nu, prastovėję. aš būčiau prastovėjęs eilę ir būčiau gavęs, pavyzdžiui, tokius bulvinius blynus, tai aš būčiau nusišovęs. Ne, Nu, taip. Man tai, nu, kaip ir skani gal ta tešla, tik tai man nepatinka, kad stori būna vieta. Man tai neskani. Bulviniai blynai, ne. Vieninteliai bulviniai blynai, žinot, kur yra molinis ąsotis Palangoj? Daugiau tai aš skanių blynų niekur nesvargęs. Nu, o šiaip jeigu kažką pavalgyt, nu ir kainos nesikandžioja, dviese pavalgiam, 16 eurų nesumokėjom, bet čia be gėrimo, tik maistas yra. Nu tai man galit pabandyti, bet aš eilėj čia nestovėsiu tikrai. Važiuojam namo. Varom.